jumis sveikinasi Euro eksperčiukas tiesiai iš Lenkijos sienos. Balancjo, masz tu grosz. No żartowałem, wynocha stąd. Tai va, buvom aplankę Suvalkų dienas. Ir dar vienas siužetas iš to, kaip Lenkai švenčia vestuves, visai atsitiktinai pagautas vaizdelis prie jūros. Tai va. Didžiausi sveikinimai jaunimui su tarptautinė jaunimo diena. Kalbant apie jaunimą, pati opiausia problema dabar yra jaunimo nedarbas. Štai čia aš turiu jums vieną labai gerą patarimą. Norint užsidirbti, reikia dirbti. Va. Jūs vis dar galite paduoti paraišką į stažuotę Europos komisijoje. O prabėgus tarptautiniai jaunimo dienai, šiandien norėčiau visus pasveikinti su kairiarankių diena. Su kairiarankių diena. Valio. Va. Naujienos. Euroblogas.lt viena iš rašytojų Justina Paškevičiūtė šią savaitę žada labai įdomų straipsnį apie imigraciją. Imigraciją į Maltą ir Graikiją. Ne turistų imigracija. Ir turbūt ne pinigų. Kaip pati Justina man tiesiai iš Palestinos parašė, šiame straipsnėje bus rašoma taip. Kur link suka daugiausiai imigrantų priimančios kelios ES valstybės. Ir Justina žada nupiešti potencialiai baisų ateities scenarijų. Tiek tų naujienų. Ačiū labai. Viso gero.